Sveiki! Panašiau į tai, ką beveik kasdien matote aplink save įvairiuose žurnaluose, per televiziją ar internetu, sunku nuo to pabėgti, tad pakalbėkime apie tai rimčiau. Juk suprantate, kad tai, kaip ir didelė dalis to, ką matote socialinėse medijose, nėra tikra. Suprantate, ar ne? Gali būti, kad kai kurie iš jūsų apie tai nė nesusimastėte, o galbūt kai kurie jau ir patyrėte, ką reiškia įsimylėti. O gal dar tik svajojate tai patirti. Meilė labai gražus jausmas. Bet kartais šie jausmai jums gali atnešti daugiau vidinio sumišimo. Ypač jei pajuntate daugiau nei draugišką trauką tos pačios lyties draugui ar draugiai. Tai yra normalu ir tikrai nereikia jaudintis ar savęs smerkti, jaustis blogai ar leisti, kad kas nors kitas verstų jūs dėl to jaustis blogai. Ilgainiui sumišimas dings ir jūs žinosite, ko iš tikrųjų trokšta jūsų širdis. Viskas savo laiku. Dar vienas dalykas, kuris paauglystėje gali sukelti vidinę sumaištį – savo lytinės tapatybės nepriėmimas. Tai yra, žmogus turi vyriškus ar moteriškus lytinius požymius, bet nesijaučia esantis tos lyties, kurios požymius turi. Jei kam nors iš jūsų kyla tokių minčių ir dvejonių, žinokite, tai yra normalu. Tokiam žmogui gali būti sunkiau save priimti. Jei taip jautiesi ir tu, rask suaugusį žmogų, su kuriuo galėtum apie tai pasikalbėti. Tai gali būti teta, dėdė, mokytoja ar mokyklos psichologas, visuomenės sveikatos specialistas. Jei aplink jūs nėra tokio žmogaus, su kuriuo galėtumėte atvirai pasikalbėti, paskambinkite į jaunimo liniją. Jie visada išklausys ir padės pajusti, jog yra žmonių, kurie priima jūs su visomis dvejonėmis ir kurie padės jums pasijusti geriau. Jei pažįstate tokį žmogų, palaikykite. Jei sunku palaikyti ir padėti, tiesiog nieko jam nesakykite. Kad ir kam jaustumėte simpatiją, ilgainiui tai peraugs į santykius ir jums subrendus taps fiziniais. Fizinis kontaktas turi vykti tik tada, kai abu partneriai sutinka ir to nori. Kad nekiltų jokių abejonių, artėdami prie lytinių santykių, paklauskite savo partnerio, ar ji arba jis tikrai to nori. Tik sulaukę aiškaus taip, tęskite. Sutikimas reiškia, jog abu esate tam nusiteikę ir tikrai norite fizinio kontakto. Tai be jokių neaiškumų gali būti suprasta tik tada, kai yra aiškus taip, nes tik taip reiškia taip. Jei jūsų partneris ar partnerė yra neblaivus, apsvaigęs ar apsvaigusi nuo alkoholio ar kitų medžiagų, jis gali ne visiškai suprasti, kodėl sutinka. Apsvaigusi žmogų geriau palydėkite namo ir atidėkite lytinius santykius kitam laikui, kai abu būsite blaivus. Jeigu jūs esate neblaivus, taip pat galite neįvertinti situacijos, tad geriau paprašykite patikimo žmogaus jūs palydėti namo, kur galėsite ramiai pailsėti. Labai svarbu, kad jūsų partneris ar partnerė neverstų jūsų daryti to, ko nenorite. Ir mergina ir vaikinas bet kuriuo metu gali pasakyti ne. Jūsų partneris ar partnerė privalo tai suprasti ir priimti. Niekas negali versti jūsų jaustis nepatogiai. Ir prieš pradedant bučiuotis, ir kai jau abu esate nuogi, ir kai jau esate pradėję ar įpusėję, jūs bet kada galite pasakyti ne. Jei ne pasako jums, išgirskite ir sustokite. Ir neverskite tęsti, jei jūsų partneris ar partnerė nenori. Labai svarbu gerbti savo porą ir neversti jį ar ją daryti tai, ko nenori. Ji ar jis turi jūs gerbti. Lytinių santykių nederėtų pradėti per anksti. Turite būti jiems pasiruošę. Ir jūs, ir jūsų partneris ar partnerė. Jūs abu turite visiškai pasitikėti vienas kitu. Galėti laisvai be baimių kalbėti apie viską, gerbti vienas kitą ir vienas kito asmeninę erdvę ir pilnai suvokti atsakomybę, kuri gali kilti, užsikrėtus lytiškai plintančią infekciją ar neplanuotai pastojus. Lytinio akto nereikia skubinti, juk yra gausybė būdų, kaip išreikšti jausmus be sekso. Seksui tikrai nesate pasiruošę, jei pavyzdžiui jaučiate gėdą pirkdami apsaugos priemones. Be gydytojo recepto galite įsigyti prezervatyvų ir spermicidinių preparatų. Prezervatyvus lengva įsigyti bet kurioje parduotuvėje, jų kaina maža. Be to jie kitaip nei visos kitos apsaugos priemonės apsaugo ir nuo lytiškai plintančių infekcijų. Hormoniniai kontracepcijai, hormoninėms tabletėms, žiedui, implantui ar spiraliai reikia gydytojo recepto.
Hormoninė kontracepcija išrašoma tik pilnametėms merginoms arba toms, kurios turi kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali būti gydomi tabletėse esančiais hormonais. Nutrauktas lytinis aktas, kai varpa ištraukiama iš makšties prieš išsiliejant spermai, nėra apsaugos priemonė. Tokiu būdu galima lengvai pastoti ir aišku kyla rizika užsikrėsti lytiškai plintančiomis infekcijomis. Ateityje tai gali sukelti kitų su lytiniu gyvenimu susijusių problemų. Po nesaugių lytinių santykių, tai yra, kai nebuvo naudojamas prezervatyvas arba kitos apsaugos priemonės, ar buvo nutrauktas lytinis aktas, merginai gali tekti vartoti skubios kontracepcijos tabletę, kurią reikia išgerti per 72 valandas po lytinio akto. Tačiau ši tabletė neapsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų. Pradėję lytinį gyvenimą daug saugiau jausitės naudodami dvigubą apsaugos metodą. Tai yra, kai kartu naudojami prezervatyvai ir hormoninė kontracepcija. Svarbu prisiminti, jog prezervatyvą reikia naudoti užsiimant bet kokiu seksu. Juk jie apsaugo nuo lytiškai plintančių infekcijų, kurios dažnai nesukelia jokių simptomų, tačiau vėliau gali tapti labai rimta problema ir netgi sukelti nevaisingumą. Tad saugokitės, o jei susirgote, nedelskite ir kreipkitės į gydytoją. Jokių būdų nesigydykite patys, taip galite sau dar labiau pakenkti. Prieš pradedami lytinį gyvenimą iš anksto pagalvokite, ar tikrai galėsite pasirūpinti visomis apsaugos priemonėmis, gal verta palaukti? Jei jau pasiryžote pradėti lytinį gyvenimą, bent kartą per metus pasitikrinkite dėl lytiškai plintančių infekcijų, net jei turėjote vieną partnerį. Profilaktiškai, kaip kad einate pas odontologą, saugokite save ir savo partnerį. Žinokite, kad realūs lytiniai santykiai labai skiriasi nuo to, ką galbūt matėte pornografinio turinio filmuose. Nenuostabu, kad žmonės vaidina, apsimeta, taigi tai neturi nieko bendro su realiu gyvenimu ir dėl to apskritai nereikėtų žiūrėti tokio turinio, juk tai nelegalu. Geriau pasikalbėkite su savo partneriu ar partnere ar nukreipkite mintis kitur. Gali būti, kad per gyvenimą turėsite ne vieną partnerį. Tai yra normalu ir tik jūsų pačių reikalas. Svarbu, jog tai vyktų abipusių sutikimu, priimant save ir partnerį su visomis jų patirtimis ir pasirūpinant apsaugą nuo lytiškai plintančių infekcijų ir nepageidaujamo nėštumo. Labai svarbu mokėti taisyklingai naudotis apsaugos priemonėmis. Netaisyklingai užsimautas prezervatyvas gali plyšti. Jeigu jis plyšo ir jo nepakeitėte, gali kilti pavojus užsikrėsti lytiškai plintančią infekciją ir pastoti. Jei naudojate hormoninę kontracepciją ir praleidote tabletę, ar išgėrėte ją ne tuo pačiu laiku kiekvieną dieną, galite pastoti. Nuo lytiškai plintančių infekcijų saugo tik tinkamai naudojami prezervatyvai. Nuo nėštumo apsaugo tinkamai naudojami prezervatyvai, hormoninė kontracepcija ir spermicidiniai preparatai. Tačiau jų efektyvumas skirtingas ir apsaugos priemonės reikia rinktis atsakingai. Pasitarkite su gydytoju ar gydytoja, kas jums labiausiai tiktų. Jeigu pastojote, reikėtų kreiptis į suaugusį žmogų, kuriuo pasitikite ir su kuriuo galėsite aptarti, kokį sprendimą priimti. Šiuo atveju taip pat niekas negali jūsų versti daryti to, ko nenorite. Jei nutiko taip, kad kas nors privertė jūs užsiimti lytiniais santykiais prieš jūsų valią, nebūtinai vaginaliniu būdu, prieš jūs buvo įvykdytas nusikaltimas, seksualinė prievarta. Turite kreiptis į policiją bei suaugusį žmogų, kuriuo pasitikite. Beje, prievarta yra aktas be sutikimo. Jei nedavėte sutikimo, pasakėte ne, o kitas žmogus nesustojo, tai jau prievarta. Tyla jokiais būdais nereiškia sutikimo. Taigi, yra normalu jausti trauką tos pačios lyties asmeniui ar jausti sutrikus dėl lytinės tapatybės. Su laiku viskas susidėlios į vietas. Aplinkiniai turėtų jūs suprasti ir neteisti. Nepradėkite lytinio gyvenimo, jei jaučiate, jog dar nesate tam pasiruošę. Vadinate lytinius organus kitaip nei varpa, makštis, krūtis, sėklidės. Vis dar gėda nusipirkti apsaugos priemonių, nedrąsu eiti pas gydytoją, su tėvais ar be ir paprašyti patikrinti dėl lytiškai plintančių ligų. Svarbu saugotis ne tik nėštumo, bet ir ligų bei infekcijų. Tam puikiai tinka prezervatyvas.
Lytiškai plintančios infekcijos dažnai neturi jokių simptomų, todėl po nesaugių lytinių santykių ar jei įtarėte, jog užsikrėtėte infekciją, kreipkitės į gydytoją. Jei pastojote, pasikalbėkite su kuo nors, suaugusiuoju, kurio pasitikite, mokyklos psichologu ar visuomenės sveikatos specialiste ar gydytoju ir apsvarstykite visus variantus. Visada reikia gauti partnerio ir vaikino ir merginos sutikimą. Jūsų kūnas yra jūsų kūnas ir jūs sprendžiate, kas, kaip ir kada su juo daroma. Nebijokite bet kuriuo metu pasakyti ne. Išgirskite, kai jums sako ne. Sustokite. Patyrę prievartą, kreipkitės pagalbos į policiją ar suaugusį žmogų, kuriuo pasitikite. Nežiūrėkite pornografinio turinio. Ten tik žeminanti vaidyba, kuri netitinka realių santykių. Ten žmonės nesikalba, nėra lygiaverčiai, neatsiklausia sutikimo, nenaudoja apsaugos priemonių. Realybėje turi būti priešingai. Ateityje jūsų laukia tikri santykiai, kuriame partneriai bendrauja ir jiems abiems priimtinais būdais išreiškia savo meilę, neapsiribodami tik seksu. Verta tokių santykių palaukti. Sėkmės! Parengtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.